Laidos partneris – atminties kortelių lyderis pasaulyje SanDisk, 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai, famgym.lt. Šitais vabzdžiais, jeigu detalizaciją gerą pateikti, reikia nejudėjimų. Reikalinga tada kažkaip sustabdyti objektą, kad jis nejudėtų. Tam daromi visokie laikikliai. Aiškis, objektas gali būti tarp to ir to, jeigu vėjota diena. Kiek suprantu, makro fotografijai, tai čia truputėlį yra režisūra iš esmės. Tai gamtinės laboratorijos, nes jeigu tu ateini iš rankos ant lapo tupinti, tai paprasčiausiai būni daug gamtoj, tu viską matai. Tavo atminty lieka ir tada tu nedėsi kokio vabalo, kuris patalotį laksto, nedėsi ant gėlės. Stengiasi, kad fonas nebūtų intensyvus, neblaškytų dėmesį, nenutrauktų nuo pačio objekto. Kai kurie drugiai, pavyzdžiui, jeigu tie, kur ant žievės tupi, tai jo ant lapo praktiškai sunku pataugyti, nes netupi viskas. Jis skrido, ėjo, bum, ant sienos tupi. O čia jam nepatinka, reiškia, koks lapas, jam patinka žievė. O ta žievė tokia intensyvi, kad negali nežiūrėti į tokį nuotrauką. Ir ką, ieškai variantų, kokią kitą žievę rasi. Čia mes buvom pasiragauję rudeninių drugių, bijai, kad per dieną nenusidaužytų sparnai. Nakties bėgėje, kad nenusidaužytų sparnai, o tau gal po 2 dienų tik tai išeis fotografuoti. Tai tam didi, kur žemą temperatūrą, visiems prieinamas šaldytuvas. Jie labai paklusnus būna, kai pabūna vėsioj temperatūrai. Vabzdį, jeigu nori detalizuoti gražiai, kad visi plaukeliai, karpelės matytųsi ar ant jo dar erkės, išlaikymas būna ir 2 sekundės, tai gali būti ir 5 sekundės. Jeigu tas objektas, aišku, nejudantis, tai jeigu dinamika koks skrenda, tai reikia jau su blykstėm šviesos srautais jau kitaip ten dirbti. Kokią linzę reikia pasirinkti žmonėm, kad jinai būtų tinkama? Šviesus makro objektyvas būtų gerai. Čia 2.8, kad būtų diafragma. Bet jisai specializuotas makro turi. Čia yra makro. Tai dar žiedai. O kas per žiedai? Tave priartina dar labiau prie objekto ir jį ištraukia labiau. Tarkim, amarą fotografuoti, tai reikėtų viso komplekto. Dar čia pas mane yra didesnis. 24, 12, 24, 26 mm. Tai va, tokį visą padarai, amariuką jau gali fotografuoti. Tada būtų, aišku, geriau, kad objektyvas būtų ilgesnis, 105. Kai fotografuoju, iš viršaus eina šviesa, nuo žemės eina tamsuma. Ir jeigu blikses nenaudoti visai natūralaus apšvietime, kad būtų, tai gaunasi, kad kūnas tamsu, čia šviesu. Reikia išlyginti dar apšvietimą. Tai jau sakau, gaunasi gynai tokia laboratorinė. Tai tam tu naudoji popierių, ne? Mes naudojam popierių, pavyzdys. Nieko daugiau nereikia. Visas. Taip šviečia visas. Randam tupintį kažkokį objektą. Ta prasme gyvą. Gyvą, tai bandom jį taip gražiai nusiskinti. Jis ir lieka ant... Jis lieka, tada taip atsinešė, aišku, dabar čia nieko nėra, bet gal tą drugelį bandysim patupdyti. O tai visokie tokie maži vabaliukai, kur tenka nuotraukose matyti, jie čia visi Lietuvoje surinkami, jie čia visi gyvena mūsų krašte, ten nėra privežtinių visokių. Tas ir žavu toj vabzdžių makro fotografijai, kai tu tokį vabaliuką pateiki didžių planų, o tu eitum paprastai žmogus ir nematytum. O sako, tai iš kur čia tokį radai? Čia Lietuvoje jisai toks. Jeigu jis būna ramus ir tai pradeda sparnus virpinti, tai jau pavojaus signalas. Tai bet nebūna, kad surandi... Jisai kaip užkūręs variklį, kol jis sušyla, ir po to jau skrenda. O tai nebūna, surandi kokį nors, pavyzdžiui, vabalą, kurio ieškoja ten mėnesį laiko, padeda jisai paima tau ir nuskrenda ir tu nebematai net į kurią pusę. Tai pradžioje tokie dalykai būdavo, o po to jau dabar saugomis. Įrenginių namuose kokias bute, kad tik tai skristų į langą atsitrenktų, kad jau nedaug dėvė. Dabar jisai jau viskas, jau jisai judina sparnus.
Visi lies, viską reikia braukti, laukti, kada jis nurims. Gal jis nurims? O naktį, kai pagauni šitos, sakykime, drugius, tai vis tiek jį neši paskui dieną į lauką fotografuoti? Ar laboratoriją? Ne, nu tai gamtoj stengiasi. Ja, bet ne naktį pačią, sakykime, naktį nevyksta fotografija. Aš padaręs kadrų ir naktį, bet ten tada jau reflektoriai, viskas. Ir net labai patogu, niekas nenuskristų. Visi gyvūnams per tiek tūkstančių metų žmogus yra priešas numeris vienas. Ir visi patave pamatė, bėga. Tai turi apgauti gamtą. Neišeina taip pat, kad ateisi pasivaikščiodamas parke su šeima, pamatysi kokį kėkštą ir gražiai nufotografuosi niekad. Jau voras. O kaip nebijot žmonėms? Plėšriabolis. Lietuvoj voro praktiškai nuodingo ir skaudžiai geliančio nėra. Atėjęs į tą sritį tik tai fotografų, o per porą metų tu pasidarai jau entomologų. Mano toks buvo patirtis. Trumpos kojos, storas kūnas. Mokas. O kaip tokį vorą fotografuot, kai jisai laksto? Su vorais tai yra vienas dalykas, jie laksto, bet jie ir pavargsta laksyti. Jeigu jam leisi daug ilgai ir laksyti, neleisi niekur išeiti, tai jis po to biskį sustoja. Sako, kiek aš galiu bėgioti, tai kur man trauktis, va. Nu, voras, šienpjovys. Pasakyk, kas svarbiausia tavo akimis makrofotografijai? Savybė svarbiausia tai yra kantrybė, nes susitart su jais nepavyksta, reikia tik išlaukti to momento. Kada jis jau pasiduoda, kaip ir dabar. Jeigu neturi kantrybės, tai greitai nieko nebus. Tik tai sufokusuosi ir jis vėl bėga. Tik sufokusuoji ir vėl bėga. Tai pagrindinis dalykas yra kantrybė.